Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Kovo 21 dieną Twinsbet arenoje Vilniuje stipriausi kovotojai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios dvikovos ir įspūdinga šou programa. Paskubėk įsigyti išankstinį bilietą bilietai.lt. Visa informacija bushido.lt. Labas, Erki, kaip laikais? Puikiai, labai gerai. Kai vyksta pasiruošimas? Kuo puikiausiai. Labai gerai jaučiuosi, labai gerai ruošiuosi, tai savijauta puikiai. Kam daugiausiai skiri dėmesio? Imtynėms, smūginiai technikai? Šiaip skiriu pakankamai laiko viskam. Tiek imtynės yra svarbu, tiek stovėsena, tiek ištvermė, tai stengiamės gal labiau akcentuoti dabar imtynės, gynyba, darbas parterį, ground game'as, viskas tai. Bet ir kiti aspektai nepaliekami be dėmesio. Su kuo sunkiausia tau pas tave klube, pavyzdžiui, sportuoti, imtyniauti ar šparinguoti? Sunkiausia yra su geriausiais. Tai yra Laurynas Urbonavičius, Danielius Grebliūnas, kai ateina, aišku. Kas dar šiaip gan daug turim stiprių vaikinų, su kuriais yra sunku ir sparinguotis, su kuriais imtyniauti sunkiau yra, tai tikrai nėra taip, kad ateini treniruoti ir lengva, šiandien lengva. O su panceriu sunku ar ne? Su panceriu, pancerius yra labai vikrus, greitas ir tikrai gerą imtynių lygį turintis. Tai nelengva. Turiu svorio pranašumą didelį, tai tas mane gelbė, bet šiaip jo, jisai geras ir sunkus. Ok, o su Maluška teko kada imtyniau? Taip, tikrai taip. Nu, kaip? Aš apakęs, kad tokiam amžiui yra tokių techniškų ir stiprių vaikinų iš tikrųjų, nes, aš tokių nematęs. Tai yra kažkoks talentas, unikumas visiškas. Labai talentingas. Koks tavo ūgis? Mano ūgis yra 1,97 m. Kokį sportą dar mėgsti apart kovų? Apart kovų mėgstu gal futbolą kokį, net nežinau iš tikrųjų. Šiaip apart kovų nieko labai nedarau, tai iš sporto. Man labai patinka tikrai kovot, tai yra tobulą. Labai smagu, labai faina, kiek treniruotėse, tiek ir varžybose labai linksma. O laisvalaikiu vasarą būna ir futbolą kokį gal pažaidžiu. Bet čia priklauso. Kam daugiausiai skiri dėmesio? Ne, yra kova skirstos į 3 punktus. Ištvermė, greitis ir taktika. Kam daugiausiai duotum procentų? Ištvermė, greitis ir taktika, tai sakyčiau taktika. Geras treneris, strategas, tai yra, 70% kovos iš tikrųjų. Jeigu tu turi gerą game planą, jeigu tavo treneris išanalizavo tavo priešinko silpnasis vietas, ką Augustas daro puikiai, tai tada lieka tik padaryti viską tai, ką suplanavo treneris ir tiek. Bet jūs klube turit 2 trenerius, ne? Taip, tikrai taip. Tai jo turim Augustą Šalkauską, mūsų stovėsenos trenerį, ir Artemijų Sitenkovą, legendą, taip sakant. Tai jisai yra mūsų imtynių treneris, tai jo, jie abu visada yra ringo kampe, narvo kampe, nesvarbu. Ir abu stengiasi surasti kažkokį kompromisą, kuris būtų geriausias kovos metu, ką būtų galima išmesti, padaryti, ko reiktų vengti. Tai jie tokius sprendimus taktinius priima labiau. O tu girdi, pavyzdžiui, kampe vyksta kova, tau treneris ten šaukia išeik, suduok, arba nueik į kairę. Tu girdi, ką tau sako treneriai per pačią kovą? Taip, labai gerai girdžiu, labai stengiasi, labai reikia. Ir labai svarbu yra klausyti tikrai, nes tie žmonės, esu matęs pavyzdžių, kai žmonės išeina kovoti ir negirdi trenerio, tai tiesiog beviltiškos kovos būna dažniausiai. Viską girdi, bet ar darai tą, ką girdi, ką tau sako, ar nedarai? Girdėti yra viena, o daryti yra kita. Stengiuosi daryti, bet aišku, būna skirtingai, būna ir kovotojas gali pamatyti daugiau negu treneris iš kampo, tai kartais vadovaujamės trenerio žodžiais, o kartais savo nuojautą. Kas labiau nugali? Ar tavo nuojauta, ar trenerio pasakymus? Pavyzdžiui, kovai buvo toks atvejis, kad vieną kartą, treneris neteisus, mano
paremta, sakykime, intuicija buvo geresnė? Ne, šiaip dažniausiai trenerio žodžiai yra tikrai teisingi ir geriau yra klausytis jų, ne savo nuojautų, nes ten iš nuojautos tai galima nesąmonį gerų pradaryti iš tikrųjų. Nenori įžeisti trenerio. Ne, šiaip iš tikrųjų tai, ne, rimtai yra taip, kad treneris visgi gal geriau už man gali atrodyti lygiai taip pat, kiek ir trenerių iš šono, jisai mato visiškai kitą kovą ir tu būnant narve matai visiškai kitą vaizdą, kitą kovą, kitus kampus, tai dažniausiai matyti iš šono yra geriau ir teisingiau. Tavo varžovas Darius Abolinš yra numeris 1 Latvijoje savo svorio kategorijoje. Ir kažkaip ilgai diskutavom, su kuo kovoti ir jie būtent sako, kovoja pirmas numeriu 1, tavo nei kiek nebauginantas? Ne, tikrai ne. Tikrai nei kiek nebijau. Žiūrėjau to Latvio, analizavom su treneriu jo kovas, tai nieko įspūdingo nepamatėm. Kaip tas žmogus sugebėjo pasiekti top 1, tai neaišku. Nes lietuviai yra ženkliai stipresni. Tikrai. Ir aš manau, nenustebins Latvijos. Kokią kovą atėję žiūrovai pamatys būtent kovo 21 dieną? Jie pamatys tikrai ryškiai ir gerą kovą. Bus daug smūgiavimų, bus daug imtynių, bus daug gražių veiksmų, gal kažkokių nokautų, gal kažkokių smaugimų, laužimų. Žiūrėsim, kaip viskas eis pačiam jau narve. Tu esi stovėsnios kovotojas ar MMA kovotojas? Aš esu MMA kovotojas be abejo. Stovėsnė yra mano stiprioji pusė, bet imtynės yra lygiai taip pat mano geras. Bet tu praeitą kovą kovojai stovėsinoje. Kaip tavęs tu komfortiškai jautėsi ar kažko trūko to? Jaučiausi komfortiškai ir šiaip sakyčiau, kad MMA kovotojas jisai turėtų prisitaikyti, nes vis tiek mes turim tiek stovėsinos elementų, tiek rimtynių, tai nejutau kažkokio diskomforto tikrai. Jaučiausi gerai, tai man visai patiko, buvo smagu. Kovai, kaip ruošiesi kovai, metiesi svorio ar nesimeti? Priklauso, šį kartą tenka mesti, tai jo, dabar metam svorį. Daug kilogramų? 5 kilogramus metam, tai nebus didelių bėdų. O meti kaip tradiciškai, paprastai, kaip, sakykime, mažinė, sakykime, maistą, ar ten, kaip kiti dabar populiarus sakyti, meta su vandeniu, ten, kokias technologijas naudoja? Šiaip viskas kartu, ir keliam vandenį, ir mažiau valgom, ir prakaituojam, daug sportuojam, ir viskas tai galų galiausiai duoda savo rezultatą. O kovos dieną, kiek kilogramų atsistatai? Priklauso iš tikrųjų, labai skirtingai, net nežinau, nuo ko priklauso, bet skirtingai. Dažniausiai kokius 4 kilogramus tai tikrai atsistatau. Bet aš įsivaizduoju, kad galima ir tikrai daugiau. Ką norėtum palinkėti savo varžovui? Savo varžovui norėčiau palinkėti stiprybės, kad nebijotų nieko, kad būtų drąsus, gerai elgtųsi, gerų pažymių mokykloje. Nežinau, mokinasi, nesimokina, aišku. Ir kad laikytų rankas prie barzdos, kai kovosim. O kas bus, jeigu nuleis rankas? O tai kris. Kas bus? Ruošis kažkokį specialų išėjimą? Turėjau minčių dėl specialaus kažkokio išėjimo su ten kostiumais, su gera muzika, gal netgi su gyva muzika, bet manau, kad dar šiek tiek yra per anksti, kad turėčiau padaryti kažkokį vardą Lietuvoje, kad žmonės mane jau atpažintų ir be to, ir tada jau galima daryti tikrai kažkokius ryškius išėjimus. Su kokia muzika išeini? Su klasika. Su klasika, ABBA, Nirvana, Ozzy Osbournas ir ten, nežinau, Modern Talkingas. Kuris raundas? Pirmas, antras, trečias? Žiūrėsim. Žiūrėsim, kaip pasiruošęs Latvijas. Aš galiu statyti, kad antras. Manau, antram viskas baigsis. Taigi, gerbiami draugai, žiūrovai, bendraklubiai, bendradarbiai, klasiokai ir visi žmonės, kuriuos pažįstu aš ir visi, kas pažįsta mane. Tai kovo 21 dieną Bushido turnyras, Twinsbet arena. Ateikit, pamatykit daug ryškių, gražių kovų, kovosiu aš, kovos mano draugai. Bus labai daug gražių ryškių nokautų, labai daug gražių veiksmų.
Tai prašau, ateikit visi, meskit savo planus ir nepasigailėsit. Tarptautinis turnyras MMA Bushido. Kovo 21 dieną TwinsBet arenoje Vilniuje stipriausi kovotojai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios dvikovos ir įspūdinga šou programa. Paskubėk įsigyti išankstinį bilietą bilietai.lt. Visa informacija bushido.lt.